žodžiu, reiktų man uždėti tokį, gal reiktų uždėti tokį disclaimer apie chemikalus, kaip pasakoju. Bet dar, žodžiu, šitą pasakysiu, kad, žodžiu, nesu aš čia kažkoks jums daktaras arba jūsų gyvenimo guru. Tai visa info, kurią dalinuosi, tai yra tik tais dėl education, dėl informacijos, kurią galit kartu studijuoti, domėtis, bet toliau visus likusius sprendimus darykit tik tai su savo daktaro priežiūra, kaip ir chemikalų kažkokių naudojimas, viskas tik tai su pagal jūsų daktaro nurodymus, sprendimus ir panašiai. Todėl mano informacija tik tais dėl edukacijos. Ok. 1% batareikos belikė, tad reikia ilgai nešnekėti. Jums čia muilų. Ok, filmukas bus apie tokį vieną maldės bičiuką. Facebook'e grupėje kažkokroje užsižiūrėjau, tai musikuoja su šituo nėštumo juostele. Ir sako, hebra, čia tiems, kurie bijo šaut chemikalus, kad va, žiūrėkit, pastojo, matot, galit šaut ir jūs. Nebijokit, žodžiu, viskas čia be problemų eina. Tai va, tai biškai papasakosiu science apie tai ir ko tikėtis, kaip viskas yra iš tikro ir tiesiog ko tikėtis. Ir tada jau jums spręsti. Nes nemėgstu tokių, kur va, propaguoja. Imkite ir naudokit pasaką. Pasakyk tiksliai, kaip yra ir tada rinkis. Ir tada jau pasversi, ar tu nori, ar nenori. Nes kai žmogus nežino, jam pasakai, viskas čia bus čiki-briki ir jisai naudoja, įsivaizduoja, kad čia viskas bus labai gerai. Tai jau čia yra melas ir apgaudiniai ir gauni neigiamų karmos taškų. Tai kad tokių nebūtų, tai pasakai tiksliai, kaip yra ir tada jau tu rinkis. Tai va, tai būtų lengvas science about that, tai būtų maždaug taip. HPTA sistema. H tai yra hypothalamus, P pituitary, and T testicles ir A-axis tai tiesiog HPTA, ne? Ir kak, tu naudoji bet kokį androgeną, kad tai yra ir sarmas, netgi naudojant kažkokį tais chemikalą, kuris pakelia tavo anabolizmą, tai reiškia augimą, irgi yra lengvas slopinimas. Yra toks kaip ir tavo kūno sistemos homeostasis, kuris nori, kad tu būtum normos ribos, tai reiškia, kad kūnas stovėtų vietoj, neaugtų, nekūdėtų. Jeigu tu per greit augi, tai tave irgi daro lėtesniu, tu daugiau naudoji energijos į šilumą, tiesiog širdies ritmas pasunkėja. Ir tada tas pats yra ryškinant, pradeda taupyti. Kūnas atvėsta, būna vėsesnis, galbūt pastebėję, kai badauja, tai grinai šalta net būna. Tai tas dalykas. Faktas, tu tampi lengvesnis, tau reikia mažiau kalorijų. Ir tokie dalykai, viskas labai paprasta homeostasis, tai yra išlaikyti tave vietų. Faktas yra senėjimo procesas ir taip toliau, bet čia jau tokias lėtas per visą gyvenimą eina, tas tokia skalė žemyn. Tai va, tau kūno sistema turi išlaikyti tave normos ribose, viskas vienoje vietoje. Kas vyksta, kai tu naudoji performance enhancement drugs, tai išjungia HPTA sistemą, kad nebegamintum testosteronas, tai tau pagrindinė anabolizmo arba augimo sistema. Ir to pasekoje tas pats išsijungia ir LH ir FSH hormonai. Būtent turiu omenyje galbūt FSH, tai reiškia follicle stimulating hormonas, follicle stimuliuojantis hormonas, kuris įjungia tavo visą vaisingumą. Todėl naudojant bet kokį chemikalą, kuris sukelia tavo performances, daugiau arba mažiau išjunginės tavo HPT sistemą. Jeigu tai yra normalus kursas, ką sportininkai jėgos, kultūrizme puikiai supranta, kas yra normalus kursas, tai testosteronas ir šalia dar kažkas, ar ne, tavo natūraliai HPTA sistema bus visiškai išjungta. Tai ciklidės po 60-70 dienų, nes būtent tiek trunka spermogenesis, tai reiškia tas laiko tarpas nuo spermatozoido pradžios statybos, susidarimo, iki kol jis pilnai tampa brandus spermatozoidas. Tai trunka apie 6-7 dienų. Todėl būtent tas dienas galbūt būsi vaisingas, tarkim pradedi kursą ir tavo spermogenesis dar iš seno sukasi, ar ne, tai galbūt vaisingumas dar kažkiek, faktas po biškį mažės, bet jis tikrai pradės, jis tikrai mažės, bet jis dar kažkiek bus, sakykime, veikiantis, arba tas vaisingumas dar bus išlaikomas, sakykime, plius minus normos ribose, arba po biškį pradės mažėti iki jau visiškai nulio, ar ne.
Bet tai truks tavo apie 60-70 dienų. Tai ir va tada gali padaryti tą nuotrauką, fotkintis ir sakyti, wow, žiūrėk, kursą naudoju, iš treną kapoju ir va, žiūrėk, pasidariau vaikų, nebijokit, šaukit steroidus ir jūs, hebra, bus viskas čiki briki. Tai va, tai, beje, bandžiau šiem biškį mokslo duoti, tai sako, mums čia Google maždaug nereikia, viskas čia mums čiki briki, nes idėja ta tokia ir yra, kad hebra, pirkit chemikalus ir viskas čia bus be problemų. Tai, o aš esu toks, kad maždaug, jeigu tu nori rizikuoti arba prisimti atsakomybę už tai, arba tiesiog pasvert, ar tai verta ar ne, kad tu susidėtum prioritetus, ar tai verta ar ne, ir tada tu spręsk. Ir tiesa yra tiesiog tokia, kad tu po 60 dienų tapsi nevaisingu, tavo sėklidės pradeda mažėti labai stipriai, atrofuotis, taip pat ir patiuterį liauka ir hipotalamus liauka, jos pradeda konkrečiai atrofuotis. Ne visa jų dalis, bet būtent ta dalis, kuri gamina testosteroną. Tai to pasiekoje atrofuojasi labai stipriai sėklidės. Ir įsivaizduok, tol kujytės, tarkim, 2 metus nevaikščioja, nes kursai ir TRT, tarkim, kursas TRT, panašiai tiek ir trunka, ar ne? Ir hebra galvoja sugrįžti po 2 metų, šausiek šoko biškį klomido panaudosim ir čia padarysim vaikų. Tai kaip atrodytų tavo kujytės, jei nevaikščiotum 2 metus ir tada sakytum atsistok ir pavaikščiok. Tai va, taip pat atrodo tavo sėklidės, taip pat atrodys. Ir tas jau įjungimas bus labai sunkus, tu turėsi praeiti gerą, stiprų, tikrai depresijos laikotarpį, nes naudot klomidą dėlės kiekiais tikrai nėra smagu. Labai sunkus tas periodas erectile dysfunction, labai stipriai bus tau, labai didelė tikimybė, kad jis bus. Depresija, nerimas, bet ką gali sugalvoti blogo, kas jau konkrečiai yra ten atsistatyti. Tai to gali tikėtis jau čia beveik kaip 100%. Ta prasme, jeigu tau ten 20 metų pirmieji kursai, galbūt viskas bus ok, padarysi kursą, pajungs atsistatymą, tvarkingai bus sudėliotas atsistatymas su HCG ar ne, bus palaikomas tas testosteronas toks plus minus ar ne, tada lengvai mažom dozėm įjungsi klomidą, nes faktas tu 20 metų pirmieji tavo kursai, viskas bus čiki-briki. Atsistatinės ir vėl vaisingumas bus geras, vėl testosteronas bus geras, bet aš čia kalbu apie tuos, kurį įsivaizduoju, kad ilgai prasidės ir jų sėklidės vėl veiks puikiai po kelių metų. Tai va, todėl ir papasakosiu pats apie TRT, nes irgi buvo klausimas kažkas ir apie TRT. Tai kas būna, kai naudoja TRT? TRT tai yra nuo testosteron replacement terapija, ne? Tai naudoja mažom dozėm testosteroną, plius minus, kad atitiktų tau natūralų testosteroną, galbūt biškai daugiau mėgsta sportininkai, ypatingai tie, kurie dideli, tie, kurie turi daug patirties su kultūrizme, tiesiog daug raumens masės, ar ne, tai ir pripratę prie labai didelio kiekio androgenų, tai jiems ta lengva 125 mg dozė per savaitę tai toks silpnas variantas, todėl nori biškai daugiau, dėl daugelio priežasčių, sakykime. Tai va, bet vis tiek, bet koks kiekis toks, kas yra natūralu ar biškai daugiau, vadinamas TRT. Ir koks skirtumas tarp TRT ir kursų sėklidėms ir vaisingumui ir testosterono natūraliai gamybai? Visiškai jokio skirtumo. Visiškai jokio. Tai reiškia, toliau esi nevaisingas, toliau tau natūrali HPT sistema nedirba, toliau tau sėklidės negamina nei testosterono, nei spermatozoidų, nieko. Jos tiesiog atrofuojasi. Atraukiasi iki tokio lygio, kol yra tokių variantų, kurį iš vis jau praktiškai išnyksta. Tai va, todėl turėk tai omenyje. Jeigu tu neplanuoji vaikų, viskas yra tau ok. Viskas yra ok, daryk, super. Labai tikrai, ta prasme, TRT yra smagus variantas, pasileidai TRT, nereikia jokių atsistatymų, nereikia tokios depresijos, nerimo, kažkokio tokio, šuolių tarp hormonų, kada testosteronas nukrenta labai žemai, sex drive, kažkokios problemos gali būti. Ta prasme, tikrai daug problemų gali būti ant atsistatymų. Bet atsistatymas reikalingas tam, kada tu nori visiškai nulipinėti nuo chemikalų, visiškai nulipinėti nuo kursų, kada nori vaikų planuoji darytis, kada nori iš vis neduoti jokių leidžiamų preparatų į save, ar ne? Tu čia nori būti natūralus, todėl investuoji, todėl aš po 3 metų norėsiu turėti natūralią sveiką veikiančią HPT sistemą, todėl aš darau atsistatymus jau dabar. Va, todėl, kai man parašo koks nors ten 2 metų bachurėlis, sako, aš noriu čia TRT varyti, hebrytę, varysiu TRT. Tai atspėjus, žinot, koks mano atsakymas. Ir tau taip atrodo, tau ten 23 metukai, varysiu, aš čia dabar TRT, darysiu, man čia viskas bus čiki briki. 5 metus sėdėsiu ant TRT be problemų. Vaikų nenoriu. 20 metų ten 25 vaikų aš nenorėsiu niekada. Tai vat, kai tau bus 35, tai va taip galbūt galėsi sakyti. Bet iki to laiko, tau dabar atrodo, kad tu nenorėsi. Bet tai laikas ir tu jų norėsi.
Todėl investuok į savo sveiką HPTA sistemą, daryk atsistatymus ir arba tikrai konkrečiai su savim pasitark, ar tu tikrai to nori. Nesakau, kaip tokį variantą kaip vaisingumas, tu didžiąją dalimi praktiškai gali, tai jau sverti, ta prasme, ar tau jo reikia ar ne, nes tu didžiąją dalimi, ta prasme, labai didelė tikimybė, kad tu jį maksimaliai visiškai praras. Tai va, todėl svarbu tai pasverti ir įvertinti, ar tu tikrai esi nusteikęs tam. Nes tikrai labai didelė atrofacija, pats esu išbandęs palaikyti HPTA sistemą gyvą ant kurso, tai prireikia daug FSH mimikatoriaus, daug LH mimikatoriaus ir netgi gonadrolį naudoju, kuris aktyvuoja pituitary liauką, kad dar natūraliai pats išskirtum tuos du hormonus. Juos taip pat padaviau sintetiniu būdu ir palaikinėjau lengvą, tiksliau, sakykime, vidutinišką kursą, bet mažai chemikalų, kurie nejunginėja progesteroną. Tai negaliu jokių nandrolonų grupės leisti, praktiškai tik testosteronų grupės arba DHT grupės. Chemikalai, kurie grinai nekelia progesteroną. Nes aukštas progesteronas dar labiau slopina visą HPTA sistemą iki tol, kol net pradeda receptoriai nepriiminėti. Net grinai tie LH ir FSH receptoriai pradeda tapti neaktyvūs. Iki tokio lygio. Tai todėl reiktų kiek įmanoma tokiais jungtis lengvesniais. Tai, kad per daug nenukrypt, dar apie TRT lengvai. Nes mačiau kažką ir apie TRT, hebra rašinėjausi, kad sako maždaug šaut TRT ir lengvai HCG arba pregnilį, brendimas pavadinimas ar ne, ir maždaug palaikysi tą vaisingumą. Tai iš esmės pagal studijas yra apie 10 kažkas tokio procentų nuo to chemikalų jungiasi su FSH receptorius, tas pregnilis ar ne. Todėl galbūt tu būsi tas laimingasis 1 iš 10 gal, kuris turės galimybę panaudoti tą tavo pregnilį, kad tu jungtųsi tas hormonas su FSH receptoriais ir kad jie pradėtų gaminti tą išleidinėtų, tokia yra grinai sėklidėse, kur pradeda gamintas visas spermogenesis ar ne, atsidarinėja tokie kaip kažkokie ar ne ląstelės ir pradeda gamintis spermatozoidas ar ne. Tai būtent tas FSH ir atidarinėja tą, kad pirmos ląstelės pradėtų krist ir tada LH pradeda jį gaminti ir toliau brandinti. Tai galbūt, sakau, tu būsi tas vienas laimingasis iš 10 galbūt ir tau apie 10-15 procentų nuo to pregnilio galbūt aktyvuosis ir kažkiek tu gaminsi to lengvai tas spermogenesis veiksis, ar ne? Bet tikrai tai veikia labai retai, man asmeniškai neveikia ir man reikėjo būtent leisti mimikuojantį FSH hormoną, kad pradėtų gaminti būtent tokiu būdu, ar ne? Tai kainuoja tikrai daug, todėl ir vien tik dėl to, kad palaikytum vaisingumą, tikrai mažai kas tą pasirinktų. Todėl TRT ir HCG veiks tik tais kai kuriems ir tik tais praktiškai dėl to, tarsi čia gali sakyti kaip taisyklė, tau bus taip. Ir tas galbūt 10 procentų žmonių, nerekomenduočiau, galbūt 1 iš 10 bus ten kažkas jam gerai, tai rekomenduosiu, kad galbūt bus, ne? Tai iš viso net neturėtų tokios būti minties, tiesiog rekomenduoju taip. HCG nedarys tau nieko su vaisingumu. Jeigu ir darys, tai super maža tikimybė ir viskas. Just like that. Ir leidai didelėm dozėm HCG tik tam, kad ciklidės palaikytų tokį, kaip ir sakykime, dydį arba didžiąją dalį dydžio. Ir kažkiek tu jas palaikai dar, sakykime, tokiam, palaikymo būsenoj, tada paleidi HMG arba FSH mimikatorių. Ir tada galbūt tu norėsi susilaukti vaikų, ar ne? Prasidėjęs esi ten daug metų ant TRT kursų, bet kartais laikydavai tą pregnilį kartu, ar ne? Kartais, sakykime, mėnesį palaikydavai ant TRT, mėnesį palaikydavai ant kurso, galbūt net dar ilgiau. Ir tavo tos ciklidės buvo tokios plius minus, sakykime, kažkada kartais veikiančios ir tas toks palaikymas, sakykime, lengvas būdavo, ar ne? Todėl galbūt čia būtų variantas, tiems TRT, kur mėgsta ir labai mėgsta ir įsivaizduoja, kad viskas bus ok, tai galbūt, jeigu taip išlaikytum tą lengvai dar HCG palaikymą, ar ne, ir tada paleistum, jau norėtum susilaukti vaikų, paleistum gerai, nuimtum visą chemikalus, nuimtum ganėtinai stipriai, galbūt paliktum tik lengvą TRT, kad tiesiog nešoktum į depresiją. Toliau laikai pregnilį ir dar paleistum didelėm dozėm HMG, tai FSH mimikatorius, ar ne. Tada tu ciklidės įjungtum maksimaliai, sakykime, abiejais hormonais, būtent tiek, kiek ir turi pilnai ir gauti. Tada galbūt tu taptum vaisingas ir galbūt tavo laiminga žmona pastotų.
Tai vat, bet ar tai bus klausimas, kokią didelę atrofaciją tu padarysi tom savo siklidėm ir panašiai, nes faktas, kad tik pastoji tu vėl iš karto turi lipti lauk, nes tikrai tas palaikymas ir tas vaisingumo tau kursas būtų super brangus ir kainuotų ir laiko ir faktas, ir ne faktas, kad pavyktų tau pastoti. Todėl, sakau, kai man parašo chebra 20 metų, kad vat nieko nenori, dėsiu ant TRT, tai kultūristai, tikrai geri kultūristai, kurie aukoja savo sveikatą maksimaliai ir būtent net jie daro normalius atsistatymus. Taip, į kokį čia TRT, jeigu skautam 3-5 ir jau ten turiu vaikų ir viskas ok, nenori daugiau vaikų, tai viskas ok, leista TRT. Bet tik HCG1 tau vaisingumo tikrai nepalaikys. Jeigu palaikys, tai ten bus mikro, ten žemiau 1 milijono bendrų spermatozoidų per visą ejaculation. Tai labai lievas tas vaisingumas ir kai norma prasideda nuo 20 milijonų iki galbūt 300 milijonų, tai ta prasme, tu praktiškai vis tiek būni nevaisingas ir sakau, čia labai maža tikimybė, kad pastotų čia super mažai. Žinok, reikia minimum 20 milijonų, o tu turi mažiau negu 1 milijoną ir čia tik tai galbūt, jeigu ilgai dar laikysi tą HCG. Tai va tokios mintys. Sumoj, pasverkit, įvertinkit, susidėliokit prioritetus, nes ant kursų tapsi realiai nevaisingų. Galbūt, sakau, bus tam tikrų tarpų pačioj pradžioj kursų, nes spermogenesis trunka ganėtinai ilgai. Galbūt ten, tarkim, išeitų tau pastoti ir galėtum girtis. Aš čia pastoju ant kursų. Galbūt leisi HCG ir pastos. Per fuksą, sakau, labai maža tikimybė, 1 iš 10, čia daugiau tikrai neduočiau. Ant ten milijonų spermatozoidų, gal jeigu pastos, čia irgi super ta tikimybė, kad tai taip įvyktų. Tada galbūt to moteris ten 20 metų, kur super yra vaisinga, ten užtenka to milijono ir pastotų. Bet sakau, tai būna labai retai, čia super reti atvejai ir jeigu rekomenduot kažkokias tokias, tik tokius normalius guidance, ar ne, tai turėtum tikrai rekomenduoti pagal tokius realistiškus kažkokius skaičius, ar ne, ir mechanizmus, kur tikrai aiškiai realiai galėtum pasakyti, ar ta informacija tiksli, ar ji tikrai veiktų, ar neveiktų. Kaip va tuo atveju, kur tiesiog va čia. Ir be problemų chebra šaukit. Tai va, sakau, pasarėt viską tvarkingai, įvertinat, vaikų norit, nenorit, nesakau, vaisingumas bus miręs. Paprastai tariant, tai sakau, tiesiog, naudoji kursą, tavo vaisingumas miręs. Naudoji TRT, vaisingumas miręs. Kuo ilgiau prabūsi nuo atrofacijos, tai reiškia, kol nedarai normalaus atsistatymo, vaisingumas vis tą laiką miręs, kuo ilgesnė atrofacija, tuo didesnė tikimybė, kad tos siklidės neatsigaus apšiai iš viso niekad. Tai va, viską turiu pasverti, jau metai laiko yra ganėtinai daug, 2 metai tikrai nemažai. Yra, kas atsistato toks Figure beje, gal žiūri tokį channelį visai įdomus. Tai jisai buvo prasidėjęs iš tikrųjų kelis metus ant Chimkės, bet žaisdavau su pregniliu karts nuo karto. Ir vis tiek vaisingumą sugebėjau prikelt tik tais, ta prasme, HPT sistema vis tiek mirus. Nors, sakau, chemikas super geras, pasaulinio lygio, vienas iš geriausių, realiai mano akimis, geriausias biohackeris, kas susijęs su grynai kultūrizmu. Ir sugebėjau tik tai atstatyti, leisdamas daug FSH mimikatoriaus ir daug LH mimikatoriaus. Tai ta prasme, tik siklidės, tai kol leidžia vaistus, tol jisai vaisingas. Natūrali sistema visiškai yra išjungta, ta prasme, tik tais cheminiu būdu, ta prasme, savo vaisingumą palaiko. Tai, bet taip var yra. Ir tikrai, kas normaliai prasėdė ant kursų, normaliai prasėdė daug metų ant kursų, vaisingumas yra miręs ir sėdi visą laiką ant TRT, tai reiškia, natūralaus testosterono irgi negamina. Tai va, tokia realybė. Todėl, sakau, jeigu tau 2+ metų, tik atsistatymai pilni, tvarkingi, kurso metu netgi šitą pregnilį rekomenduočiau, tikrai super preparatas ir neurotransmiterius gamina, nes LH hormonas mimikuoja tiksliau neurosteroidus. Ir tikrai savijauta geresnė nuo to ir sex drives geresnis. Orgazmas girdėjau, kad yra geresnis naudojant, tai čia tiesiog reiktų galbūt bandyt, bet, sakykime, paprastai tariant, sex drives geresnis gali būti, ar ne? Kaip galimybė, aš pats kažkokios skirtumų labai nepajutau, bet sakykime. Tai jo, tikrai ir tavo vaisingumas kažkiek yra palaikomas, arba bent jau ta dalis viena siklidžių yra palaikoma, kol naudoja pregnilį kurso metu arba TRT metu, tai tikrai rekomenduočiau ir būtų tikrai geras variantas, geras pasirinkimas. Ir sakau, pilni atsistatymai. Tai va, ir tada jau, kai tu nusprendęs, kad neturėsi vaikų, tada šok ant tų savo TRT,
pilnai nulipinu kurso, sakykime, tik tais, kai šaukiant ir sakau, viskas bus super. Tai va tokia realybė, tokia ta teorija ir tokia ta praktika. Sakau, pats esu puikiai tai išbandęs ir čia netoks mokslas, kad čia kažką reiktų bandyti, čia tokia paprasta teorija, čia visiškai čia kaip matematikoje 2+2. Tarsi čia keli hormonai, nieko sudėtingo visiškai. Ir viskas labai paprasta. Todėl sakau, tokia teorija, tokia tiesa, normaliai įvertinkit informaciją, ar jinai, sakau, prioritetų susidėliokit ir tada nuspręsit. Priimsit atsakomybę už savo veiksmus ir viso, tas svarbiausia. Kad žinot, ką darot, priimat sprendimą ir prisiimat atsakomybę. Tai va, ir ką šiam kartui, manau, bus tiek. Tikiuosi, filmukas buvo įdomus. Jeigu patiko, spausk like ir subscribe ir susimatysim kitame. Iki.